Priartėjome prie antrosios renginio dalies. Kviečiame apžiūrėti naujai įrengtą memorialinę lituanikos ekspoziciją, kurią pristatys skyriaus vedėja Dalia Naujalienė. Jisai buvo sužeistas į nugarą ir šoną ir gavo labai didelį dujų kiekį ir buvo apnuodytas. Todėl už šitos sužeidimus yra toks labai garbus apdovanojimas. Steponas Dalis gavo purpurinės širdies ir kitą didžiojo karo civilizaciją ordinus. Na ir taip pat po to vėliau gavo piniginę kompensacija. Kitas labai įdomus eksponatas tai yra Stepono Daliaus ranka rašytos užrašų knygelė, kada jis 1920 metais atvykęs į Lietuvą, pamatęs, kad Lietuvoje reikia paramos ir pagalbos, kuriant nepriklausomybę, pradėjau vesti. Bet čia labai įdomus dalykas yra, kad šito užrašų knygelė savo ranka, vadinamom drukalvokom raidėm, užrašė savo gimimo dieną, kuri absoliučiai netitinka gimimo dienos, kuri yra nurodyta metrikuose ir bažnytinėse knygose. Tai vienais metais jaunesnis pasijaudinęs. Na ir čia dar įdomus eksponatas tai, kad Steponas Dalis dalyvavo steigiamo Seimo posėdyje ir mes turime bilietą į šitą steigiamąjį posėdį. Apie Stepono Daliaus pasiekimus sporte ir jo darbą populiarinant Lietuvoje sportą, žinot, kad krepšinio tėvas Lietuvoje yra Steponas Dalis, mes parodome knygelę. Basketbolo žaidimas išleista ir antroji buvo beisbolo žaidimas. Na ir dar vieną dalyką kauniečiai turi žinoti būtinai, kad Steponas Dalis pirmojo stadiono Lietuvoje projekto autorius ir statybų vykdymo prižiūrėtojas. Na, tokie labai įdomus eksponatai yra tai jų lakūnų licencijos, tai transporto lakūnų, sporto lakūnų licencijos, kurios jau leido vežioti keleivius ir skristi iš Niujorko į Kauną. Amerikos pasai piliečių, jie nerodome specialiai atidarytų, atidengtų dėl to, kad negestų. Na ir ta garsioji skrydžio rėmėjų knyga, apie kurią aš kalbėjau, tai mes šį kartą rodome išvarštą, kurioje surašyti visi rėmėjai. Taip pat lėktuvo pasas, technikinis pasas, kaip dabar automobiliam, tada lėktuvas turėjo ir čia buvo padarytos patikros, kad šitas lėktuvas yra tinkamai paruoštas vykdyti skrydžiui. Na, kaip matot, lituanikos nuolaudos, stengiamės lituaniką parodyti daugmaž autentiškai, kaip jinai nukrito. Taip pat sparnam, kurio užrašytas naujas numeris 688E, riboto naudojimo, kadangi tai buvo pertvarkytas, tai buvo pertvarkytas riboto naudojimo. Na, čia matyti naujas matomas eksponatas paskaičiavimai iš Stepono Daliaus rankos. Norėčiau pasakyti, kad pirmą kartą mūsų muziejuje, ekspozicijoje yra rodomi ir Stepono Daliaus pomirtiniai apdovanojimai, kuriuos jis gavo, taip pat gavo ir Girėnas.
pomirtinius apdovanojimus, tai Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinas, Skautų svastikos ordinas ir Šaulių žvaigždės ordinas. Čia vis kaip ir matote. Matote Stepono Dariaus ir Stasio Girėno. Matote laiškus, apie kuriuos jau kalbėjo mūsų minėjimo metu. Galiu pasakyti, kad šitų laiškų buvo praskraidinta 983. Tai buvo lyg ir viena iš akcijų, kaip surinkti lėšas skrydžiui paremti, buvo sugalvota išleisti vokai, popierius su giluminiu įspaudu lituanika, taip pat išleisti antspaudai. Na ir išleistos taisyklės, kaip skraidinti paštą iš Niujorko į Kauną. Na čia va tas garsusis Dariaus laikrodis, kuriame matome tą laiką 0 valandų 26 minutės. Iš kurio galima spręsti, kada kuriuo metu įvyko avarija. Taip pat rodoma, po kurio laiko, nes ilgai buvo nerodomas, Stepono Dariaus dienoraštis, kuriame paskutinis įrašas padarytas 1923 metų Liepos 13 dieną. Na ir daiktai, juos jie naudojo skrydžio metu. Taip pat pirmą kartą rodoma pinigėliai. Čia dabar labai garsiai nesakysiu, žiūrėti monetos, buvo rastos parduotumų daiktų. Na ir rodomi banknotai, kurie buvo rasti Stasio Girėno kelnėse, tik 1983 metais, kada buvo restauruojami rūbai. Tai čia va toks irgi unikalus eksponatas. Na tai jeigu turit klausimų, prašom. Maštaro dabar žinau, kad kažką kaip. Maštaro yra iš Maštarų apdovanojimai, ten, kaip jau minėjau, taip, kaip minėjau, užrašų knygelį, pošalmis, pirmo pasaulinio karo apdovanojimai, taip, pirmo pasaulinio karo apdovanojimai. Dienotvarkė šiek tiek